gal mes gimė ne Lietuvoje, bet norim apginti savo šalį. Taigi visos pareigos jos išlieka tos pačios, dabar dėl socialinių garantijų, ar ne, ir pensijų. Tai ir sveikatos apsaugos. Tai čia dažnai susijęs klausimas, ką gauname, vienas iš tokių mitų ir 19 metais, na tai kur mokės mokesčius, nes visos šitas garantijos jos susijęs su tavo sumokėtais mokesčiais. Tai mokesčiai vėlgi nesusijęs su pilietybė. Mokesčiai susijęs su tavo darbo santykiais, su ten, kur tu naudojasi sveikatos paslaugomis, švietimo paslaugomis, nesgi ir Lietuvoje gyvena nemažai jau dabar, kad ir Ukrainos piliečių, kurie čia dirba, čia moka mokesčius, vaikai eina į mokyklas, jie gauna sveikatos draudimą ir panašiai. Tai čia yra net nuo pilietybės priklausomi dalykai. Tačiau mes su Andriumi neseniai buvom komandiruotėje Australijoje ir susitikom su bendruomenėmis ir keliose miestuose. Tikrai bendruomenės, kur po karo išvykę jų vaikai, vaikaičiai, jie dažnai gali dažnu atveju išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę ir gali Australijos pilietybę pagal dabartinės išimtis. Ir jie, sako, mes norime grįžti į Lietuvą ir parsivežti savo uždirbtus pinigus ir gauti iš Australijos pensiją, nes pagal tai ir yra. Ar ne, yra tam tikros sutartys, tam tikrų valstybių. Ir sako, mes negalime, bet čia ne dėl pilietybės, dėl to, kad nėra tarp mūsų dviejų šalių tam tikros socialinės sutarties. Tai va tas jos trukdo. Bet visa kita yra arba sutartys tarptautinės, kur tu persikeli pensiją iš Norvegijos, grįžę čia, jie persikėlė pensiją ir gauna pensiją čia Lietuvoje uždirbtą Norvegijai. Taip pat ir lietuviai, kurie išvažiuoja į Jungtinę karalystę daboti anūkų, jie irgi persikėlė pensiją į Jungtinę karalystę ir gauna ten, kur Europos Sąjunga buvo dabar atskiros sutartys. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad žmonės nuo pilietybės šitie nelabai priklauso. Tai yra nuo darbo santykių ir tarp valstybinių sutarčių dėl pensijų perkelimo, o socialinį draudimą, sveikatos draudimą gauni ten, kur tu dirbi ir moki mokesčius. Tai vėlgi dažnai klausia, sako, atvažiuoja čia iš Anglijos taisytis dantų ir nemokamai. Na, taip nebūna. Taip nebūna. Tu turi turėti, kad eiti į polikliniką ir gauti paslaugas, tu turi mokėti tą socialinį bent minimalų sveikatos draudimą. O jeigu tu nori atvažiuoti gydytis, dažniausiai tada turi sumokėti pinigus ir gauni tas paslaugas. Tai čia iš tikrųjų tokie, su pilietybė ne iki galo susiję dalykai. Vienok, man bičiuliai Jungtinėse valstijose sako, jog, išėjus į pensiją ir norint išnaudoti savo pensinį fondą grįžus į Lietuvą, tu negali to padaryti, jeigu tu nesi JAV pilietis. Tu turi turėti JAV pilietybę tam, kad galėtum savo pensinį fondą panaudoti ne JAV teritorijoje. Tai va čia irgi tokia kliūtis, kur mes norėtumėm, kad tie žmonės grįžtų, kad ir savo senatvę atsivežtų savo sukauptus pinigus, bet jie, dėl to, kad negali, sakysim, išsaugoti Lietuvos pilietybę, įgyja JAV pilietybę, dar vėlgi laukia labai referendumo ir kad šitas klausimas taip pat išsispręstų. O kaip jis gali išsispręsti, kad tai būtų? Klausimai bus po to, gerai? Galia diskusijos. Tai klausimus, kaip ir sakiau, diskusijos gale. Dabar aš užduodu klausimus, o po to galėsit ir jūs užduoti. Tai taip jau sutarėm pradžiai diskusijos ir buvo visiems pranešta. Tai aš gal apie gynybinius dalykus, tai aišku dabar, kai mes diskutuojam ir nebejotinai mūsų partija yra už visuotinį šaukimą, už jį visada buvom ir pirminiam gynybos susitarime atskirąją savo nuomonę, priedų su partijos pirmininko parašu ta pozicija buvo paskelbta. Tai nemanau, kad čia reikia agituoti, bet aš atsimenu irgi tas diskusijas dėl pilietybės išsaugojimo, kad, tai pažiūrėsim, o tai ar ateis tada tie, kurie, įgyja pilietybę, atlikti karinės tarnybos. Tai dar tada buvo tik tai iš šauktinių, ne visuotinis. Aš leisiu savo tai pasamprotauti, kad turbūt jeigu tu pilietybę imi nuoširdžiai iš santykio su valstybė, nepaisant to, kad mes kalbam, kad tai yra teisinis ryšys, ar ne, bet tai yra ir širdies ryšys su valstybė, tai toks žmogus savo sprendimu, jis priima ir kitus įsipareigojimus. Tai jeigu apie socialinius, tos ekonominius dalykus Dalia aiškiai paaiškino, apie visuotinio šaukimo mes tiesa aišku neaptarinėjom, ar čia galėtų galbūt dar kažkokios išimtis, ne, mes kaip kalbam apie visuotinį išimtis tik tais dėl sveikatos
niuansų būtų galimos, kaip yra ir dabar. Tai aš manau, kad tų žmonių, kurie nori išsaugoti Lietuvos pilietybę apsisprendimui, irgi dar papildomas turbūt klausimas. Mano pasiryžimas atlikti vienokią ar kitokią formą tarnybą, kad ir nutolus nuo savo, kaip čia, net nebūtinai gimtos šalies, bet nuo savo pilietybės šalies, nuo savo tėvynės. Tai Izraelis turi tą pavyzdį, kada irgi žmonės gyvenantis užjūryje turi atlikti privalomą karo tarnybą. Tai aš manau, kad jeigu mes apsisprendžiam referendume, kad dėl pilietybės išsaugojimo, tai toliau sekantis žingsniai, manau, kad ir tiem patiems žmonėm, kurie galbūt geografiškai, ar ten gal tam tikrą prasme ir mentališkai truputėlį jau toliau, ypatingai tie, kurie nėra gimę Lietuvoje, o jau ilgus metus gyvena kažkur užsienyje, galbūt jiem tas irgi padės apsispręsti, ar tikrai tu esi pasiryžęs turėti pilietybę ir prisimti visą, kas yra su tuo susiję. Tame tarpe ir kaip? Sakau, nejuokaukit, pirmiausia pilietybę gaus, tada pasiryš, ar nebepasiryš. Kas myli Lietuvą, tas sugrįžta į Lietuvą. Tik noriu pasakyti, kad negaus pilietybę, o jau ją turi. Mes kalbam apie žmonės, kurie ją turi šiuo metu. Čia kalbama gal pasiryš, ar nepasiryš. Žiūrėkit, gal truputį pratęsiant apie kariuomenės dalykus. Tai čia nėra jokių kompromisų. Jeigu tu esi Lietuvos pilietis, tave pašaukia, tu turi atvažiuoti. Jeigu tu to nepadarėjai, tai yra atsakomybė, bauda, kiti dalykai. Ir tas taikoma nesvarbu, kokioje šalyje tu esi. Gerai, tu gali esi. Militarizuoti Lietuvą, ne? Kaip? Militarizuoti Lietuvą, man. 100%. Jeigu jūs klausat manęs 100%. Gerai, mes dabar diskutuojame apie dvigubą pilietybės išsaugojimą, o ne apie militarizaciją. Tai kalbant apie kariuomenę, bet nepamirškit, kad yra dar viena galimybė, kaip žmogus, tarkime, jaunuolis gyvenantis kitoje šalyje, gali atlikti privalomą karinę tarnybą. Jisai gali atlikti vietoj draugiškos valstybės kariuomenę. Pavyzdžiui, nemažai lietuvių, nemažai Lietuvos jaunuolių, keletas, kurie gyvena Jungtinėje karalystėje arba Airijoje, yra atlikę privalomą karinę tarnybą tų šalių kariuomenės. Tai tas mums variantas irgi tinka, todėl kad jeigu bus karas, vis tiek jie turės atvažiuoti ginti šitos valstybės. Esam NATO šalis, viskas su tuo yra gerai. Tai tų opcijų yra, bet kai kalbam apie tarnavimą kariuomeniai, tai negali būti jokių išimčių ir jokių kitokių variantų, tik tai, jeigu pašaukė, turi atkeliauti. Jeigu bus visuotinis šaukimas, lygiai taip pat. Gerai, tai judame toliau. Dabar labiau klausimas mano bus apie žmonės, kurie gal skeptiškai pakankamai nusiteikę dėl būtent to pilietybės išsaugojimo referendumo. Tai vyriausybės kanceliarija su užsakymu Sprinter 23 metų gruodžio mėnesį atliko apklausą, kuri atskleidė, kad visiškai ar greičiau pritarantis daugybinės pilietybės įteisinimui yra 71,3% respondentų. Iki 29 metų bei 70,6% 30-39 metų respondentų. Ir mažiausia dalis būtent, kurie teigiamai vertino dvigubą pilietybę, buvo tarp 70 ir vyresnių gyventojų. Tai tokių buvo tik 34,5%. Tai kaip Jūs manote, kodėl vyresnio amžiaus piliečiai labiau linkę skeptiškai vertinti tas sudarimo galimybės Lietuvai turėti ir Lietuvos piliečiams turėti ir kitos valstybės pilietybę, ir galbūt šie žmonės kažkokių tai įžvelgia grėsmių, ar kažkokios kitos priežastys galėtų būti, kodėl? Aš žinau, apie kokią Jūs apklausą kalbate, nes aš ją taip pat turiu, bet įdomu tai, kad jeigu iki 39 metų maždaug apie 70% palaiko pilietybės išsaugojo pačią koncepciją ir pritarė,
balsuoti ateina apie 30%. Vėlgi vyresni, jeigu tas procentaliai palaikymas mažėja, balsavimo procentaliai didėja. Dėl to, kai mes su jaunimu kalbame, mes kalbame apie tai, kad reikėtų jauną žmogų aktyvinti, kad jis išreikštų savo, referendumas tai yra demokratijos išraiška ir joje sudalyvauti vėlgi viena iš pareigų, ką jūs sakote, ne tik atlikti pradinę karo tarnybą, bet ir balsuoti visose rinkimuose ir referendume. Čia yra taip pat viena iš suteiktų privilegijų ir pareigų. Kiek Lietuvoje atlieka, irgi tai kalbėkime apie veidrodinį principą, kaip Lietuvoje yra ir kaip užsienį. Tai čia labai daug paralelių yra. Vėlgi vyresnio amžiaus žmonės, jie netgi skambindami į radijo laidas, nes dažnai tenka dalyvauti, argumentuojant už ir prieš, mano atveju už, skambina vyresnio amžiaus žmonės ir argumentai visi dėliojasi tie patys, kad čia grėsmė ir panašiai, ir ar jiem rūpi Lietuva. Tai aš išžvelgiu vieną dalyką. Vis vien aš pati esu sovietmečio vaikas, gimus Sovietų sąjungoje, mokyklą baigiau irgi ant to sankirtos sovietmečio ir nepriklausomos Lietuvos. Ir tuomet, kai ir konstitucija buvo balsavimas dėl konstitucijos referendumų 92 metais, pilietybės klausimas ir valstybės apsauga per pilietybę buvo labai aštrus ir svarbus. Nes tuomet mes turėjome Rusiją šalia, kurios pilietybės skirstėsi. Estai padarė tos pilkuosius pasus, iš vis kažkokį keistą darinį. Pas mus buvo Lietuvos pilietybė, bet mes ją saugojom kaip tokią, šventenybę ir kaip vieną iš apsaugos, valstybės apsaugos elementų. Ir dabar įdomu tai, kadangi mes darbo grupėje Seime tikrai porą metų jau darbo grupė pasiruošimų referendumui vyksta, aš ir Andrius esame tos darbo grupės nariai ir mes formulavome kartu su konstitucionalistais pačią formuluotę, kuri bus pateikta referendume. Patys konstitucijos žinovai, tas pats gerbiamas profesorius Vytautas Sinkevičius sako, gal mums ir nereikėjo dėti to 12 straipsnio pilietybės į pirmą skirstį su tokia aukšta kartele, nes laikai keičiasi, ką Radvilė ir sakė, laikai keičiasi, mes esam NATO, mes esam Europos Sąjunga, mes nesam vieni ir žmonių judėjimas tarp šitų valstybių jis nebesukuria pavojaus mūsų valstybei, kaip tik aš matyčiau atneša naudą mūsų valstybei žmonės, kurie pastudijuoja, grįžta, aš grįžau, žmonės grįžta, čia žinau, žmogus yra irgi, kuris turi 2 pilietybės. Tai matom, kad tai yra nauda valstybė, jeigu išsilavinę žmonės, protingi, aktyvūs, jie grįžta arba galų gale prasidėjus karui Ukrainai, ką aš matau, tai mūsų žmonės, diasporos žmonės, stovi kartu su ukrainiečiais prie Rusų ambasadų, kartu mitinguoja, kartu protestuoja, didelius pinigus, milijoninius pinigus, daugiau negu radarom surenka pinigų, siunčia į Ukrainą ir mes matom, koks yra didžiulis palaikymas iš mūsų žmonių. O jeigu jie turi dar ir dvigubą pilietybę, jie turi didesnį svertą daryti įtaką savo vyriausybėms, savo politikams, savo parlamentarams. Tai dėl to aš manyčiau, kad tas sovietinis palikimas ir tikrai sunki mūsų valstybės nepriklausomybės kova ir tas kelias vyresnio amžiaus žmonėse sukelia tą tokį baimės ir atsargumo jausmą, kuris yra labai teisingas, kuris yra labai pagrįstas ir reikalingas, nes mes turime turėti saugiklius, bet būtent dėl to atsižvelgdami į tokias realijas. Mesgi žinom, Rusija niekur nedingo, Baltarusija niekur nedingo, grėsmė yra akivaizdi ir tikrai nemaža. Ir žinodami šitas realijas, aš dar kartą noriu pasikartoti, kad Rusijos piliečiai partremtiniai arba išimties tvarka gavę prezidento sprendimu, negali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir po referendumo tai yra negalės. Tai mes šitą tikrai apsaugą esam nusprendę, mes esam ją įdėję ir tikrai norime tų sakysim, mums saugių valstybių pilietybės įgijusiųjų, kad jie turėtų galimybę, vėlgi nesaugių valstybių, ta grėsmė, kuri buvo ir yra, mes sąmoningai apribojame. Radvilė, Andriau, gal turi kažkas? Gerai. Tai mano kitas klausimas yra toks labiau irgi susijęs su grėsmėmis. Tai jau girdėjom ne vieną atvejį, kad būtent Rusijos sukelto karo Ukrainoje kontekste Lietuvos pilietybę turintis asmenys, kurie susiję su Rusijos ar Baltarusijos režimais, kaip čia vardyti, kad tiesiog
Kad iš jų reikia atimti. Taip, kad iš jų reikia atimti. Tai tos pačios Ilzės Liepos atvejis ir Margarita Drobesko. Tai žmonėms vat, turbūt irgi kyla klausimai, tai kokie vat, bus sudėti saugikliai, kad tokie atvejai nepasikartotų ir kas užtikrins, kad ir draugiškos pilietybės turi. Čia Antanai visai ta tema. Ten suteikti už nuopelnus, o nuopelnai čia... Aš paaiškinsiu, tai iš tikrųjų yra truputį skirtumas, kai mes turime asmenys, kuriem yra suteikta už nuopelnus, už išimties tvarka, yra dabar jau mechanizmai, kaip galima atimti, tiesa, yra tam tikrų asmenų, kurie galbūt turi Lietuvos pilietybę, tik tai Lietuvos pilietybę, arba mes nežinom, kad jie turi kitos valstybės pilietybę, turi ją gimimu, bet gyvena kitoje valstybėje ir daro tos blogus dalykus, tai mes iš jų kaip ir negalime atimti, negali būti žmonių be pilietybės, bet tam yra kiti teisiniai mechanizmai. Bet kai mes kalbam apie pilietybės išsaugojimą, turim aiškiai apsibrėžti, kad dvi kategorijos žmonių, kurių mes baiminamės, tikrai negalės gauti. Tai asmenys, kurie turi Rusijos, Baltarusijos, kitų NVS šalių pilietybės, jie negalės gauti. Taškas. Šitų valstybių piliečiai Lietuvos pilietybės išsaugoti negalės, išskyrus vienintelį atvejį, tai yra tremtiniai. Bet jau ta kategorija yra labai maža ir beveik tuo atstatymui, man atrodo, jau ir labai mažai... Ir jų vaikai. Vaikai, čia tai yra ribotas kiekis žmonių. Tai labai mažas kiekis, labai mažai tų atvejų praktiškai vienas. Bet nekalbam apie visus kitus atvejus, kai išvyko į Rusiją, Baltarusiją ar kitur. Gerbiamas Andriau, bet čia šneka tokia pati, kaip apie tuos, kurie išvažiavo ten į vakarus. Jie išvažiavo į rytus, ten gavo, sakykime, Rusijos ar kitą pilietybę ir jau su jais pabaigta. Su jais pabaigta todėl, kad jie sąmoningai išvažiavo į valstybės, kurios visą laiką kėlė Lietuvai į grėsmę. Mes turime tam tikrą pasirinkimą ir šitos šalis visada Lietuvai buvo problema. Taip pat, ką noriu pabrėžti ir dažnai žmonės klaidinasi, mes nekalbame apie kitų šalių piliečius, kurie atvažiuoja į Lietuvą. Mes nekalbam apie imigrantus iš, Baltarusijos, Indijos, visų kitų šalių. Visiškai kitas mechanizmas, jų pilietybė yra labai sunkiai įgyjama, Lietuva turi vieną griežčiausių migracijos politikų ir ten yra niuansų, bet yra taip, kaip yra. Tai kalbam tik tai apie Lietuvos piliečius, kurie turi teisę išsaugoti. Gal dar papildyti. Jo, o dėl tų, ką Antanai iš tikrųjų teisingai minėjo Drobesko atveju, nes mes su Andriu irgi to projekto iniciatoriai, kad dėl savo išreikštos pozicijos palankios agresorės valstybės ir grasinančios Lietuvos regiono saugumui atveju, tie žmonės negali išsaugoti Lietuvos pilietybės, jeigu ją įgijo už nuopelnus, ar ne? Tai vėlgi manęs dažnai klausia, o kodėl tu už pilietybės išsaugojimą, referendumo iniciatorė, 19 metais būdama Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, aktyviai agitavau ir tikrai nemažą kiekį balsų mes sukėlėme Jungtinėje karalystėje, tu dabar pasisakai už pilietybės netekimą Drobesko. Tai kaip čia yra? Va taip ir yra, tai aiškiai parodoma kriterijai, kad jeigu žmogus sąmoningai propaguoja Rusiją, šoka, šokių, menų ir taip toliau, jis negali būti Lietuvos pilietis, nes vėlgi tai yra ir lojalumas šitai valstybei. O jeigu žmogus lojalus agresoriai valstybei ir tą aiškiai išreiškia, atsiprašom, tikrai mes nenorim tokių piliečių ir dabar Ilzė Liepa, aš tikiuosi, kad irgi sprendimas bus atitinkamas, bet vėlgi valstybė aiškiai parodo kriterijus ir aiškiai parodo savo griežtą nusistatymą dėl valstybių agresorių. Tai čia dar aš matyčiau papildomą saugiklį, papildomą politikų nusistatymą dėl mums nesaugių valstybių ir grėsmės mūsų valstybei, kurios saugumas mums vis dėlto yra prioritetas. Ačiū, čia tiesiog man nekyla klausimų, bet tiesiog iš diskusijų kartais kyla, tai dėl to norėjau irgi paklausti jūsų, kaip jūs čia matote tą dalyką. Tai judant link mano klausimo pabaigos, tai yra irgi skeptikų, kurie teigia, kad jeigu Lietuvos pilietis išvyko gyventi svetur, tai čia jau yra jo reikalas ir jis prisiema visas rizikas išvykdamas, tame tarpe ir pilietybės netekimą. Tai bet
man asmeniškai atrodo toks požiūris neteisingas, bet jeigu žmogus įgyjo pilietybę būtent gimimu, nes tai yra jo prigimtinė teisė. Turbūt čia mano asmeninė nuomonė, iš karto pabrėžiu, kad neturėtume rūšiuoti piliečių, kurie išvažiavo ar neišvažiavo, bet įgyjo pilietybę gimimu. Tai kaip jūs galvojat, kaip galima būtų pakeisti tą žmonių nuomonę, ar kokius argumentus diskusijai galima būtų naudoti, kad tai nėra galbūt visiškai teisinga teigti, kad jeigu žmogus išvažiuoja, tai jis jau ir nebėra lietuvis ar kažkaip mažiau lietuvis. Taip. Ir jam neturėtų priklausyti turėti Lietuvos pilietybę. Aš galiu pasakyti savo pavyzdžių, nes aš esu ta ekonominė migrantė. 2013 metais su vaikais mes išvažiavome į Jungtinę Karalystę dėl ekonominių priežasčių ir gyvenant ten 7 metus, mano vaikai liko tenais. Ir iš tikrųjų taip man buvo pasiūlyta partijos, kai įkūrė Pasaulio lietuvių apygardą, Pasaulio lietuvių bendruomenės apygardą, kandidatuoti būtent ten. Tai buvo, kaip sakant, toksai žingsnis žengtas, norint kažkiek tai pakeisti ir diasporos politiką, ir jis einas, kaip matom, sėkmingas, bet nepaisant to, aš jau planavau grįžti į Lietuvą ir tai buvo tik tai toks, paskata tą padaryti greičiau, nepaisant to, aš planavau grįžti, nes mano mama yra čia, nors mano vaikai liko ten. Tai žinot, aš esu, būdama Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, šalia savo kasdieninių darbų ir savo įsipareigojimų tiek savo vaikams, tiek ir darbdaviui tuometiniui. Aš buvau vadinta ir visi mes, diasporos žmonės, išeivijos žmonės, išdavikais. Išdavikai, nes jūs išdavėt Lietuvą, jūs išvažiavot, jūs palikot, jūs nemokat čia mokesčių, jūs pamiršot Lietuvą ir patikėkit, tos 7 metus, kiek aš buvau Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, dariau viską, kad Lietuvoje vyraujantis išdaviko naratyvas keistųsi, rodydama, kiek bendruomenės padaro daug gero. Yra virš 250 lituanistinių mokyklų šeštadieninių užsienį. Tai reiškia, apie 15 000 vaikų mokosi lietuvių kalbos kiekvieną šeštadienį. Yra 55 lietuvių bendruomenės įvairiuose kraštuose, kurios priklauso Pasaulio lietuvių bendruomenė. Yra jaunimo sąjungoje, Pasaulio jaunimo sąjunga, su taip pat visose kraštuose jaunimo sąjungomis. Yra profesionalų klubai Global Lithuanian Leaders, kur irgi steigiasi profesionalai įvairiuose kraštuose. Ir tie žmonės, patikėkit, jie savo laiką gaišta nemokamai. Mums niekas pinigų nemokėjo už tai, kad aš sekmadienį, šeštadienį važiuočiau renginius, minėtumėm visas valstybės šventes, kad vaikus mokytumėm kalbos, kad mokytumėm kultūros. Ir žinot, aš jums pasakysiu, kai aš grįždavau, kadangi mano darbas buvo susijęs su Lietuva, čia dalis buvo bendradarbių Lietuvoje, aš visada įsisekdavau neužmirštuolę sausio 13-osios proga. Nes gyvendama Jungtinėje Karalystėje, aguoną sekasi atminti karo pabaigai ir veteranams, ir tas toks įprotis pažymėti šventes tokiais akivaizdžiais ženklais buvo tarsi savaime suprantamas. Ir aš atvažiuodavau į Lietuvą, manęs bendradarbiai klausdavo, o kas čia? Tai sakau, palaukit. Tai aš Lietuvoje gyvenu ar jūs? Tai dėl to yra tiesiog, neteisingai, yra visokių žmonių. Yra patriotiškų, yra nepatriotiškų. Lietuvoje yra patriotiškų ir nepatriotiškų. Tai dėl to aš tikrai norėčiau neskirstyti, nes iš to, ką aš patyriau ir iš ką tikrai mačiau žmonės iš arti, kurie gaišta savo brangų laiką, savo pinigus aukoja tam, kad padėti Lietuvai, kad išsaugoti savo lietuviškas tapatybę, tai tokiems žmonėms aš tikrai noriu žemai nusilenkti ir pasakyti, kad net ir išvažiavę išlaiko tą kultūrą. Ir jie stengiasi tą padaryti. Ir dėl to tokiems žmonėms man labiausiai norėtųsi galimybę suteikti išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę, kad jie ir būtų tinkamai įvertinti ir nenusiviltų ir tas ryšys būtų išsaugotas. Nes jeigu sako, pilietybė yra teisinis ryšys, taip, teisinis. Visų pirma, ką ir tu sakai, ar ne? Tai teisinis ryšys su valstybė. Bet ką Radvilė sako, aš pritariu 100%, tai yra ir moralinis ryšys. Tai yra širdies ryšys, kuris tikrai suteikia daugiau galimybių žmogui anksčiau ir vėliau sugrįžti į Lietuvą, nes tikrai išsaugojus pilietybę, jam bus daugiau akstino kažkada, galbūt ir tolimoje ateityje, galbūt artimoje ateityje, grįžti į Lietuvą. Ir mano draugų yra, kurie 15 metų nugyvena Jungtinėje Karalystėje, grįžta 20 metų nugyvenę,
grįžta, bet jie išsaugo dėl to, kad jie yra piliečiai ir aišku šeima. Tai va tiesiog aš noriu pasakyti, kad tai yra, na, padėkime tiem žmonėm, neatsiplėšti nuo Lietuvos, neatstumkime mes patys jų savo neigiamų balsavimų. Kuriam pasaulio Lietuvą. Mes ir esam pasaulio Lietuva. Žinot, kiek yra lietuvių kilmės žmonių pasaulyje? 1,3 milijono yra lietuvių kilmės žmonių pasaulyje. Pasus turi apie 700–800 tūkstančių. Kitur gyvenančių. Ne Lietuvos teritorija. Ne Lietuvos teritorija. Bet žinot, beskit vėliavėlę, bet kur pasaulyje jūs rasite lietuvius. Ir bendruomenės arba mokyklas. Tai dar mano paskutinis klausimas. Ir pereisiu prie klausimų, mačiau ir slaido uždavė žmonės, tai galėsim ir su auditorijos klausimais tada padiskutuoti. Tai mano paskutinis klausimas yra, tai apskritai, apibendrinant tai, ką čia šnekėjom, kokia ta nauda Lietuvai, jeigu referendumas dėl pilietybės išsaugojimo būtų sėkmingas? Aš tai visų pirma sakau, kad pilietybės išsaugojimas tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Kodėl? Tai vėlgi man labai aiškus pavyzdys, kai prasidėjo karas Ukrainoje. Tai yra mūsų žmonės, kurie mitingavo, rinko pinigus, rašė ir iki dabar rašo laiškus savo politikam, kad nenustotų remti Ukrainos. Ir aš žinau, kad jeigu Lietuvai nutiktų nelaimė, tokia kaip Ukrainai, mūsų žmonės stotų mūrų, dalis grįžtų, dalis padėtų nuotoliu, priimtų galbūt ir šeimas iš Lietuvos, teiktų pagalbą. Tai šitie žmonės, aš sakau dar kartą, žinau, kad jie nenusisuktų nuo Lietuvos, bet padėtų. Ir dėl to aš visada sakau, kad tai yra visų pirma mūsų nacionalinio saugumo klausimas. Jeigu kalbam skaičiais, praktiniais dalykais, mes žinom, buvo mūsų 3 milijonai, dabar 2,8 milijono. Per metus pilietybę Lietuvos praranda apie 1000 žmonių. Tai per 30 metų, apie 30 tūkstančių žmonių jau neteko Lietuvos Respublikos pilietybės. Tai mes esam per maža valstybė, kad turėtumėm prabangą prarasti savo piliečius. Ir aš noriu paklausti, užsienyje galima balsuoti lietuviams ambasadose, taip jų ateina tiek mažai, kad man kyla abejonių, ar jiems rūpi iš vis. Žinot, aš jums pasakysiu taip pat skaičiais, kadangi nuo 13 metų gyvenau ir tiesiog lyginom, kiek 12 metais Seimo rinkimuose, po to 16, jau kai aš balsavau, 19 prezidento ir šitogi referendume, ar ne? Tai jeigu 12 metais visame pasaulyje prisiregistravo apie 10 berods tūkstančių, visam, už Lietuvos ribų, užsienyje balsuoja diplomatinėse atstovybėse ar paštu, tai 16 metais berods 19 tūkstančių, 19 metais 63 tūkstančių. Jie visi atėjo? Atėjo, ne tai, kad atėjo, bet nepamirškime, kokios balsavimo galimybės užsienį. Jeigu čia 10 minučių pėsti ir tu jau savo apylinkiai prabalsavai išėjai, plus tu gauni pranešimą ir visą kitą, užsienyje gali balsuoti tik tada, kai tu užsiregistruoji rinkėjų puslapį. Reiškia, tu turi registruotis paštu arba į ambasadą, tai pačioje Jungtinėje karalystėje, va Piterbore gyveno, į ambasadą iš Piterboro kiek? 3 valandos mašina, ar ne? 2 valandas automobiliu, tai reiškia, kad tau nuvažiuoti iki ambasados, kaip? Dedikuotas labai. Tu turi dedikuotas, tu turi iš tikrųjų skirti realiai visą dieną, ne 20 minučių, o visą dieną, plus paštas. Taip galima paštu balsuoti, tai UK pakankamai neblogai veikia paštas. Pavyzdžiui, Australijoje dabar buvom patys australai, mes buvom vyriausioje rinkimų komisijoje, išsiunčia per rinkimus 2 milijonus paštu balsuojančių laiškų. Grįžta milijonas Australijoje pačioj. Pas juos paštas iš viso, kas 3 dieną atnešamas, kas kažkiek, tai kai kažkurios regionus irgi. Tai mes turime problemą su paštais, ne visur su toj pačioj Italijoje, man buvo keista. Italijoje paštas nefunkcionuoja, laiškai atėjo po to. Dėl to apie 8 tūkstančius mes praradom, nes didžioji dalis iš to, kad paštai laiškai atėjo žymiai vėliau.
Tai tikrai nesudarytas pakankamai geros sąlygos, patogios sąlygos, kad žmonės galėtų, balsuoti ir arti namų, kai čia yra Lietuvoje. Bet vien tik Londone. Tai aš dar atsiprašau. O kiek ateina? Vien tik Londone. Tai gal ne visi jau nori tos Tai pilietybės. reiškia nelabai jauni. Bet tai nepamirškime dar kitą dalyką, kad vienas dalykas, kad ne visi turi rinkimo teisę. Tai daug jų taip, bet nepamirškim, suaugusių yra žymiai mažiau negu, sakysim, bendras. Jeigu bendras 250 000 su vaikais, tai atimkime dar pusę iš jų, tai apie 100 000. Jungtinėje karalystėje, ne Londone, Jungtinėje karalystėje. Tai balsavimas 25 019 metais, tai ketvirtadalis. Tai atėjusių, sakyčiau, nedaug, ypač esant tokiam sąlygom, ypač esant, ir tam informaciniam laukui visai kitam. Tai reikia suprasti, kad gyvenant užsienį yra šiek tiek kitaip. Mūsų Europos parlamente turbūt ketvirtadalis ateina balsuoti. Tai neturi daugybę ir tai yra nedidelį. Pasiekti tikrai nėra sunku, per 5 metus vieną kartą. O kiek Lietuvoje balsuoja? Šiaip tai pasaulio lietuvių apygarda yra didžiausia ir aktyviausia, tai yra 120% apygardoje atėjo balsuoti prisiregistravusiųjų. Kiek pas mus lietuviškose apygardos ateina, jeigu 50 su virš procentų, tai jau skaitoma, kad daug. Gerai, tai aš dar atsiprašau, įsiterpsiu trumpai. Tai norim atsisveikinti su tiesioginės transliacijos žiūrovais. Ačiū, kad stebėjote, iki kitų susitikimų.